Remiantis sprendimais, saugumo situacijos vertinimu, rizikų vertinimu, buvo priimtas sprendimas vadovybės apsaugos tarnybos sumažinti apsaugos taikomos lygį. Tai apie tą sprendimą buvo informuota ir pati Svetlana Tsikhanovskaja, ir jos ofisas. Aš ir pats su ja apie tai esu kalbėjęs. Čia buvo tokia naujiena mums, kad nuo pirmadienio sistema keičiasi ir mūsų darbas visada buvo glaudžiai susijusi su Lietuvos saugumo sistema ir todėl dalis veiklų turėjo būti laikinai sustabdytų. Svetlana Tsikhanovskajos saugumas čia nėra jokia prabanga ar privilegija, tai iš tikrųjų išlikimo klausimas. Grėsmės, su kurioms mes dabar susidarėm, čia iš tikrųjų nuolatinis ir rimtos. Mes matome skraidančius dronus, balionus, man atrodo, ir iš Lukašenkos pusės tikrai jokių gerų žinių nėra dėl geopolitinės situacijos, dėl jų bendradarbiavimo puolant Ukrainą ir taip toliau ir panašiai. Tai atrodo mažiausiai keistas. Дорогі сябри, з нас не ведали, наколькі деградавалі. Многія уявіць сабе не маглі, што яны будуць рабіць з нашымі героямі Вольгай Залатар, Мікалаем Автуховічам.